važiuodamas vienkiemis Staliorių kaime, Šakių rajonas. Kvadratūra 138 ir žemės yra 6 hektarai. Galima pirkti su mažiau žemės, bet ne mažiau hektarų aplinkui. Tai va, einam parodysiu. Čia net ne vienkiemis, čia visas ūkis ar kaimo turizmo sodyba galima net padaryti. Iš to. Tai einam pirmą į trobą, o paskui apžiūrėsim ūkinius. Tai troba. Labai prižiūrėta. Tuoj palauksim, kol operatorius apsiaus skambučius. Šeimininkai labai prižiūri, tarp kitko atvažiuoja periodiškai pakūrena. Labai faina. Ateini ir šiltas. Tai va, čia va pečius šiltas. Toks va didelis kambarys yra. Čia, kaip suprantu, tokia pertvara padaryta su spintom, bet jeigu šias spintas išimti, tai tiesiog didelė erdvė būtų. Čia va galima dar pasižiūrėti į tą pusę. Nežinau, čia šviesa turbūt va. Į tenais va yra. Kaip vienas didelis kambarys. Jeigu pasižiūrėti, o čia va viršuje va vienas didelis toksai va kambarys. Einam toliau. Čia kaip kai kuriuose namuose yra, ar ne, kur galima apeiti aplinkui. Tai čia va įėjus, įeiname čia ir galime įeiti į virtuvę. Bet galima va čia va išeiti ir į lauką. Tai taip įdomiai toks išplanavimas iš tikrųjų. Tai va. Ši čia virtuvė, ši čia yra vonia virtuvėje. Nu, logiška kaime, todėl kad prie pečiaus faina yra maudytis, kai yra šilta patalpoje. Tualetas yra su kanalizacija. Va, įprastas tualetas, boileris. Tai va, einame toliau. Šitas irgi šiltas pečiukas, fainas. Čia ir tam galia irgi didelis kambarys. Ir kaip ir minėjau, ir kita pusė aplinkui apeinama. Tai reiškia, kad galima grįžti pro čia. Čia va tas įėjimas va. Iš ten mes kur atėjom, grįžtam pro kitą pusę. Galima apeiti aplinkui visą namą. O čia va tiesiai būna virtuvė. Jeigu iš karto tiesiai ateini į virtuvę, o jeigu eini į šonus, tai kambariai. Tai va. Į kambarius galima pro virtuvę patekti arba pro koridorių tiesiai. Tai kaip ir apėjom kambariukus čia, aš einu, parodysiu jums palėpę, viršuje kambariai dar yra tenai. Eikime. Eikime. Va. Šičia. Va. Kambariukas. Langiukai tokie va. Čia va, dar kambariukas. Va, antram aukšte. Čia yra vienkiemis, kaimynai artimiausiai yra toli pakankamai. Labai privatu. Čia pažiūrėsim, kas prie kamurkė kažkokia padaryta. Jo. Čia nes
nesimato, nes čia tamsu. Vienu žodžiu, galima kažką susidėti, sandėliukai tokie padaryti ir toj pusėje, ir toj pusėje. Tokių visokių ten rakandų pridėta. Gerai. Eikime toliau. Išjungiam čia. Kur ta šviesa įsijungia čia? Nesvarbu. Gal. Turbūt čia bus šviesa. Va, antram aukšte šviesa čia įsijungia. Gerai. Einame toliau. Dabar pasižiūrėsim ūkinius pastatus. Elektra trifazis. Bent jau ateina iki čia trifazis. Tai, čia į namą tik tais eina vienfazis, o trifazis eina į ūkinį. Nu, bet įvadas yra vis dėlto trifazis. Tai va, šičia sandėliukas, kaip sakant, laikyti slojkams visokiems, daržovėms ir taip toliau. Būdavo naudojama. Va, visokių yra. Čia bulvės būdavo, kaip suprantu. Šičia visokie laidai, dalykai. Ne, eikime į viršų, dar parodysiu, kaip atrodo viršuje. Ūkinis. Čia, kaip suprantu, elektrikas darbavosi. Va, kaip atrodo viršus ūkinio. Gerai. Eikime žemyn. Einam toliau. Kitus pastatus apžiūrėsim. Čia va, tokie kaip malkinė, sandėliukas. Čia yra virtuvėlė. Va. Čia tokia va virtuvėlė, krosnis va yra. Valgyt daryti, žodžiu, atskirai. Vasaros virtuvėlė, va, kaip čia vadinasi. Čia puikiai vieta iš tikrųjų kaimo turizmų užsimti arba tiesiog tuos ūkinius visus galima paversti į svečių namus. Ai, va šičia dar galima užmest akį. Čia garažiukas, kaip suprantu. Čia nelabai pavyks. Tai toksai garažiukas. Sandėliukas garažas. Va. Toks va vidus. Šitas yra naujausias priestatas. Geros kokybės tenai pamatysite viduje. Va. Čia
čia kažką tai žmonės norėjo daryti, bet taip ir nebedarė. Tai va. Bet šitas priestatas yra naujausias iš visų statinių. Tai va. Ką, einame toliau tada į ūkinius. Tvartas, daržinė, malkinė ir taip toliau. Čia va maistas vietiniam katinukui. Katinukas pavalgyti ateina. Nu va toks, kaip sakant, malkų skaldymo vieta čia būdavo, va. Malkų skaldymas. Va, einam toliau. Čia. Čia tvartas. Gyvūnai būdavo, kaip suprantu, vištos viršui. O, katinukai, labas. Labas, katinukai. Tai va, dabar katinas gyvena visam dideliam tvarte. Kaip ponas. Šitą. Einam toliau. Nu, tvartas kaip tvartas. Malkinė. Kaip daržinė gal sakyčiau čia. Bet daržiniai tiesiog malkos suverstos. Tai va. Tikrai vietos daug. Galima čia kažką tai daryti, laikyti. Eikime paskutinį pastatą apžiūrėti čia. Šitą. Kol nesutemo. Tai lygiai kaip daržinė. Sandėlys tiesiog. Visokie dalykai lentgaliai sudėti. Tai va. Pastatų sočiai jūsų fantazijai. Tai va. Eikime pažiūrėti, yra du prūdai. Tarp kitko, nepasakiau, priklauso prie visų šitų 6 hektarų 90 arų miško taip pat yra. Bet čia jau kas nori, nenori, čia reikia tartis su pirkėju, kada jisai norės pirkti. Jeigu jis nori su mažiau žemės pirkti, tada bus pigiau. Bet čia reikia atvažiuoti, tartis, derintis vieną žodį. Čia yra ūkinio mažesnis prūdukas toks. Va, toks. Čia kas arčiau ateina galbūt. Va. Tai va, prūdukas. Einam pažiūrėsim, didesnį prūduką yra. Oi, dar bus. Čia galima ir maudytis, kas mėgsta kietei maudytis, va laiptukai, nulipė savo, išsimauda, išlipi lauk. Tai būtų va tiek, dar truputį paeikime, parodysiu čia aplinkui, kas randate. Jeigu perkant su minimaliu žemės kiekiu, tai yra 1 hektaru, tai aplinkui būtų tas va visas sodas, tie prūdukai ir va šičia va tas va toks miškelis, nedidelis, kaip čia pasakius.
iki šitų arimų. Galima iki ten paeiti. Tai va, tai šičia aplinkui daugiau to žemės priklauso, bet čia jau pagal poreikį. Tai skambinkit, čia yra Šakių rajonas ir tarsimės, derinsimės kainą tada. Apsižiūrėsite ir kažką nuspręsim, sutarsim, aišku. Kaina yra derinama, lanksti.